Sveiki, šiandien mes susitinkame Dailės galerijoje Licėjum su menotyrininkė Agota Bričkute, kuri taip pat yra Logo žurnalo autorė. Menotyrininkė pristato dailininką Rūsį, kuris yra labai įdomus, jo įdomus darbai. Norėčiau daugiau sužinoti, ko yra įdomus dailininkas Rūsys, kokia jo piešimo maniera, kokios jo idėjos, mintis, kuo jisai yra patrauklus šiuolaikiniam žiūrovui. Tai sveiki visi, sveiki Logos bendruomenė, skaitytojai, žiūrovai. Tai visų pirma, labai noriu padėkoti Jums, Dalia, kad pakvietėt, už pasitikėjimą, kad pakvietėt parašyti straipsnį apie Danielių Rūsį. Reiktų paminėti, kad mūsų galerijoje 2024 m. kovo mėnesį buvo personalinė Danieliaus Rūsio paroda, kurios kuratoriai buvome aš ir Juozas Vosylius, dailininkas, kuris yra senas geras bičiulis Danieliaus, ir jam kilo iš tiesų mintis jo parodą surengti. Tai kuo įdomus Danielius, tai visų pirma turbūt jo kilimas iš tokios bohemiškos aplinkos. Tai autorius iš tiesų savo kūrybinę karjerą pradėjo būdamas savamoksliu. Ir kaip nekartą teigia įvairiuose interviu, jis subrendo, jo kūrybinė pasaulėjauta subrendo būtent bohemiškoje Klaipėdos barų aplinkoje, kur susitikdavo su kultūriškai, intelektualiai išprususiais žmonėmis, meniška draugija. Ir jis dalinosi, kad siekia tą draugiją jai prilygti ir ją pakerėti. Ir tokiu būdu jis labai gilinosi ir į meno istoriją, ir į filosofiją, ir į psichologiją, jo labai platus interesų laukas. Ir jis tuo metu pradėjo kurti, dar būdamas jaunas. Ir iš tiesų ta žinia apie jo kūrybą sklido iš lūpų į lūpas. Jis priešingai nei dabartinis daugelis menininkų ar ne yra atpažįstami iš socialinės medijos, tai Danieliaus kūryba kalbėjo už jį patį ir jau tuo metu išryškėjo būtent charakteringi jo bruožai. Tai yra visa individuali, subjektyvi jo simbolika, naudojami įvairūs pasikartojantis simboliai, ikonografija ir taip pat ir siurrealistinė maniera. Tai vėliau jis studijavo ir Vilniaus dailės akademijoje, freska mozaiką, įgijo bakalauro ir magistrą, bet kaip pažymi dailininko amžininkai ir kiek pačiai teko matyti Danieliaus Rūsio darbus ankstyvesnius, tai iš tiesų po studijų akademinių, įgijus tą akademinį jau išsilavinimą, reikšmingai jo kūrybos stilius nepakito ir jis išlaikė tą bohemišką dvasią, polinkį improvizuoti, polinkį eksperimentuoti, bet sykiu ir pagilino ir akademinio ir piešimo žinias. Bet man kaip menotyrininkė atrodo, kad tai yra labai geras bruožas, kad jis studijuodamas nepasidavė tiem meno pasaulio autoritetam, kaip dažnai būna, bet išlaikė savo autentišką stilių ir požiūrį į meną ir į savo kūrybą. Ir manau, tai byloja apie tokį kaip ir prigimtinį dailininko talentą ir vidinį žinojimą, ką jis kuria. Na, o dar grįžtant prie jo stilistinės manieros, tai turbūt apibendrinant taip trumpai būtų galima pasakyti, kad autorius kūryba yra artimiausia italų metafiziniai tapybai. Tiek pats autorius yra ne kartą tai patvirtinęs ir tiek žiūrint į jo darbus ir šiaip požiūrį į kūrybą. Tai jo pagrindinis siekis yra išeiti už fizinės tikrovės ribų, už mums įprastai matomas tikrovės ribų ir praplėsti žiūrovo suvokimą. Žiūrovas tarsi jį praturtinti tą naują tikrovę, naujų matymų. Ir
Tai iš tiesų labai, labai įdomu ir kadangi mes kaip žmonės šiaip dažniausiai esame suformuoti ir kultūriškai, ir mūsų estetinės, moralinės vertybės yra suformuojamos dar vaikystėje, tai Danielius Rūsys savo kūrybą tarsi išsivaduoja iš visų šitų taisyklių ir jas greuna ir tokiu būdu kuria tą naują tikrovę. Tai žiūrint į jo darbą, aš taip pat pastebėjau, kad jis labai spalvas naudoja, derina. Kaip jo spalvos koloritas, kaip jis į tai? Na, pas jį iš tiesų darbuose dažniausiai vyroja gan kontrastingas koloritas ir emocionalus. Ir ta spalva turbūt jo darbuose neša ir tokią simboliką, simbolinę žinutę. Ar šiaip visas tas koloritas dažnai ir toks kaip ir yra realizmo užuomazgų, bet yra daug ir tokio nežemiško, fluorescensinio kolorito, sustiprinto. Tai vėlgi byloja apie tą tokią transcendentinę tikrovę ir siekį žiūrovę pažadinti, matyti tos impulsus. Bet jo darbai simbolizuoja, simboliai labai tokį metafizinį apmąstytą pasaulį, kaip jūs ir minėjote, kad jis stengiasi iš to fizinio realaus ištrūkti, bet ta mintis yra labai gili, pasąmonė, kuri neša, kuri priverčia žiūrovą susimastyti, ką jis nori, kokią žinutę nori perduoti. Labai gilus jo būna ir su augmenija, ir su gyvūnija, ir su paprasčiausiais fiziniais daiktais. Taip, ir dar labai įdomus yra kontrastas kūryboje, kad vaizduojama kaip ir mums atpažįstami objektai, ir ne peizažas, jūra, bet tada jis tokią intervenciją padaro, kaip ir čia atrodo tiesiog kaip iš kitos drobės suplėšyta ir užklijuota, užtapyta. Ir man patinka šitas jo aspektas, būtent čia šiaip ir surrealizmo bruožas yra ta mūsų įprasta tikrovė paradoksaliai vaizduoti. Ir pas jį sutiksime ir daug tokių ir kaukių, ir manekenų, ir lėlių motyvų, kas, manau, galima sakyti, suponuoja tokia kaip ir, reiškia, žmogaus siekį prisitaikyti tą socialinių kaukių dėvėjimą. Ir Danielius, kadangi pats linkęs į tą tokią introspektyvų požiūrį ir analizę, savianalizę ir apskritai žmonių analizę, tai jis, manau, tai mene ir parodo, tą iškelia. Tai labai džiugu, kad jūsų galerijoje pristatomi jaunų menininkų ir ypač iš gimtinės, iš Klaipėdos menininkų darbai. Tai tikiuosi, kad mes ir toliau pristatysime Danielius iš tiesų vertas yra didesnio dėmesio, nes kadangi jis kaip ir iš tokios kaip bohemiškos yra aplinkos kilęs ir dar iš 90-ųjų sklando įvairūs gyvi liudijimai apie Danieliaus kūrybą. Ir tais laikais, kai jis buvo pradėjęs kurti ir tapo atpažįstamas, tai manau, kad yra dar tikrai ką atrasti ir reikia daugiau nušviesti jo kūrybą. Tai labai ačiū už galimybę tai padaryti.